Man arba mums kol kas turbūt labiausiai priimtina, ta konservatyvioji, sakyčiau, mes ją labiausiai suprantame. Tai yra rašomas kažkoks tekstais, chronologinė tvarka ir jisai iliustruojamas to laikotarpio autorių darbais, iškeliamos iškiliausios asmenybės to laikotarpio, daromi apibendrinimai, kokia stilistika buvo dirbama, kokios parodos buvo, ten viskas tas, kas siejasi su fotografo veikla. Yra viena menininkų fotografijos istorija, tai yra atvaizdų istorija, ta prasme, kaip denotacija ir konotacija, ta prasme, kad tu ten vieną fotografuoji, vieną darai, po to išleidi atvaizdą ir toliau įgyvena savo gyvenimą. Ta prasme, tu čia toliau prasideda kiti mechanizmai, kurie įtakoja ten, kad ir kokia princesė Diana, ar ne. Todėl gali fotografuoti pats garsiausias menininkas, bet jos atvaizdas jisai veikia kaip savarankiškas ir tu čia nieko nepadarysi. Tu prasme vienas be kito. Bet gali garsus fotografas nufotografuoti kažkokį bevardį vaiką taip gerai, kad jisai ten po to pasidarys ikoną ant visų vadovėlių apie karą ir ten, nežinau, visų pasaulio laikraščio pirmo puslapio nuotrauką. Tai man atrodo, kad čia irgi nuo situacijos priklauso. Menininkai, žinoma, labai norėtų, kad tai būtų. Ne vienas iš jų norėtų, kad tai būtų fotomenininkų istorija. Ne vėl tai čia visos kalbos prasideda ir pasibaigia, kada išleis kas nors monografiją apie tą ar kitą fotomenininkų. Žinoma, labai svarbu, tai rodo asmenybės dydį, asmenybės kūrybingumą ir taip toliau, bet manyčiau, kad tai tik viena iš krypčių, kaip reikia vertinti fotografijos istoriją. Jeigu einam prie fotografijos, tai vaizduoti, ne tik vaizduotės, bet ir vaizdų raiškos, tai tada tikrai aprėpiam fotografijos istoriją labai plačiai. Tai ne tik menas, ne tik tai kokia poruošis to fotografijos meno, bet apskritai visas vaizdų kūrimas, nuo šeimos albumo, nuo vaizdo dokumentikos iki vaizdo fantazijos ir taip toliau. Tai kaip? Čia mes vėl tą pačią schemą galim pritaikyti, kaip ir kalbėdami apie dailę. Tai aišku, kad svarbu yra tie, kurie tuos vaizdus pagamina. Be jų tų vaizdų nebūtų. Bet kai jau galų gale išmiršta tie autoriai ar labai nutolsta, ten ne tik kad numiršta, bet labai ir laiko atžvilgiu nutolsta, žinoma, kad lieka atvaizdai. Ir tada jau, kaip tada ima viršų, sakykime, Verfilino tezį, kad galima įsteigti, kad galima parašyti dailės istoriją be vardų, tiesiog rodant, kas keitėsi. Tai aš manau, kad fotografijos istoriją galima parašyti be vardų, bet jeigu nebūtų buvę tų, kurie turėjo vardus, kas ją būtų sukūręs. Man atrodo, kad čia negali niekaip atsakyti, kodėl, pavyzdžiui, jeigu tu esi menotyrininkas, tai tau turbūt tai bus labiau fotografų istorija. Bet irgi ne. Tai priklauso nuo, kaip tu žiūrėsi fotografijos istoriją, pavyzdžiui, dabar tas toks sociologinis modelis. Iš viso labai stipriai keičiasi supratimas apie fotografijos istoriją tada, kada einame į ją įtraukti ir mėgėjų fotografiją. Vėlgi dažniausiai ta mėgėjų fotografija kažkaip yra lyginama, gretinama su jau profesionaliaja fotografija. Bet vienas istorikas gali parašyti fotografijos istoriją remdamasis atvaizdais, kokie dominuoja atvaizdai, kaip jie pateikiami, kodėl. O kitas gali analizuoti jam individualaus stiliaus, kažkokio tai fotomenininko, kaip mokytojo, kaip mokyklos, tam tikros fotografinės mokyklos ar stiliaus pradininko įtakas. Man asmeniškai istorija dažniausiai yra idėjų istorija. Ir kaip tos idėjos koreguoja mūsų žvilgsnį ir mūsų supratimą apie reprezentaciją.
Na, sakykime, kad ji galėtų būti žmonių istorija, konkrečių žmonių, galėtų būti įvykių istorija, galėtų būti fotovaizdų istorija, bet aš manau, kad kol kas jos tokios nėra ir jinai yra tokia, pakankamai amorfinė, gal tokia inertiška, gal imituojanti visas kitas istorijas, tarkim, tapybos istorija ar karų istorija, ar sausrų istorija. O kad būtų tik tai fotografinių vaizdų istorija, ikonografinė analitika, sakykime, kuris sugeba perskaityti vaizdą tik kitų vaizdų kontekste, man tokia istorija patiktų labiau, tai tokia būtų įdomesnė. Fotografija, pats terminas yra per daug platus, kad galima būtų taip sukonstruoti klausimą tada, nes fotografija yra daugia diskursinė, jinai gali būti mokslinė fotografija, taikoma medicinoje, teisminė ekspertizė, įvairiuose srityse. Kiekvienoje srityje bus kitokie, vis kiti bruožai bus reikalingi. Tai galima sakyti, kad visuomenė fotografija, būdama savo kaip technologija, jinai veikia, bet kas istoriją kūrė, tai aišku, kad kūrė žmonės. Permastydami, aprašydami, įtraukdami jų manimų reikšmingus dalykus, atmesdami jų manimų nereikšmingus dalykus. Tai jeigu kalbam apie fotografijos istoriją, tai reikia atskirti technikos istoriją nuo to subjektyvaus faktorius. Dažniausiai tai būtų tam subjektyviam faktoriui daugiausiai užima meninis, kažkokie meniniai judėjimai, kultūriniai, visuomeniniai, tai sakykime, mėgėjiškoji fotografija. Iki šiol labai galingos srovės įvairūs fotomėgėjų salonai. Ir kitas dalykas, kita istorija, kada, sakykime, mene atsiranda menininkai pradeda naudoti priemonę, Marėjus, Holinadis, kurie menininkai pamatė toj priemonėje raiškos galimybės. Tai galima būtų kalbėti šitaip turbūt skirstyti tą istoriją, kad yra meno bendrasis procesas, kuriame atsiranda fotografija kaip priemonė, yra tas mėgėjiškasis arba tas, vadinkim, technikos mylėtojų. Tos technikos mylėtojų galima būtų irgi kurti atskirą istoriją, kaip naudojama, sakykime, tarkim, sekmadieninis pafotografavimas, šeimyniniai albumai, visa kita. Ir kitas dalykas būtų, sakykime, mokslinės fotografijos sritis, kur reikalingas įrašo tobulinimas, kad, sakykime, pasiekti kažkokius tam fotometrinius tikslius dalykus. Ir tame technikos istorijoje, kaip sakykime, kamerų kūrimas, vaizdo įrašo tobulinimas, perėjimas nuo koloidų šlapiųjų, sakykime, perėjimas prie bromosidabrinės medžiagos, perėjimas prie skaitmeninės medžiagos. Tai vėl atskiros su fotografija susijusios temos, bet visiškai jas galima būtų nagrinėti visiškai atskirai.